Sveiki, mėly bičiuliai, visi tikėjimo piligrimai. Šiandieną noriu mesti mums iššūkį, idant daugiau atrastume savo gyvenime džiaugsmo. Štai toks yra mūsų iššūkis – džiaugtis, kadangi Dievas, kurį tikime, yra džiaugsmo Dievas. Aš manau, kad ši tiesa yra lengvai pamirštama, todėl kad mūsų apsunkina gyvenimo naštos, įvairiausi išmėginimai ir nelaimės, vargai, skausmas. Ir galiausiai, pro visą tą debesį regėti tą saulę, kuri yra ir džiaugsmo saulė, džiaugsmą teikianti, gyvenimo džiaugsmą nešanti saulė teikiantis šaltinis. Yra tikras iššūkis. Bet šiandien aš parodysiu dar vieną problemą, kad džiaugtis mums trukdo ir tam tikras suformuotas Dievo paveikslas, kuriame štai šitos savybės praktiškai nėra. Iš tiesų, apie tikėjimo džiaugsmą per bažnyčios istoriją buvo kalbama, kai kurie autoriai sustodavo ties šitą mintim, bet sakyčiau nepakankamai. Ir 20 amžiaus apie ten 8-9 dešimtmetį pradėta kalbėti apie Jėzų, kuris juokėsi. Net filmas tokiu pavadinimu pasirodė ir tai buvo kaip sensacija, nes mes įpratę matyti Jėzų rūpintojėlio išraišką, o Jėzus, kuris juokėsi, yra tikra revoliucija. Tačiau už tos atrodytų banalios tiesos slypi labai gili teologinis pamatas, gilus teologinis pamatas. Ir imkime ir eikime tiesiai prie teksto, kuris bus mūsų vedlys šį kartą. Ir tai yra Luko Evangelijos 15 skyrius ir mes pasižiūrėsime taip pat ir į Senąjį testamentą, bet pradžioj nuo Evangelijos. Pradžia, kaip visuomet, čia. Taigi, pas Jėzų ateidavo visokie mokesčių rinkėjai ir nusidėjėliai jo klausytis, o fariziejai ir rašto aiškintojai murmėjo, šitas priima nusidėjėlius ir su jais valgo. Tada Jėzus pasakė jiems tokį palyginimą. Ir iš tiesų Jėzus pasakė 3 palyginimus. Ir mes perskaitysime 2 pirmus, 3 yra ilgesnis, bet jūs jį žinote. Palyginimas apie sūnų palaidūną arba palyginimas apie 2 tėvo sūnus. Ir iš ten paimsime vieną nedidelę ištraukėlę. Bet pradžia šito, kad Jėzus atsako palyginimu, yra iš tiesų labai Evangelijose dažnas reiškinys, kai Jėzaus kažko klausia, o jis neatsako tiesiai, pradeda kalbėti palyginimais, kurie sukelia ir pasipiktinimą, ir perveria širdį, čia jau priklauso nuo klausytojo. Bet, piktinosi tuo, kad Jėzų supa nusidėjėliai. Kad, žydų tauta dievo baiminga, religinga tauta, besilaikanti, protėvių tradicijos, senolių tradicijos, ir kuri kyla iš Toros, iš Dievo žodžio ir
laukianti mesijo, besiruošianti mesijiniam karui, ne tik su Roma, bet su visom pagonių tautom. Na ir šitas mokytojas, kuris skelbė Dievo karalystę, o Dievo karalystė kaip savoka jau buvo mesijinis terminas, kad štai Dievo karalystė tarp jūsų. Štai ji jau atėjo, štai ji jau čia. Nebereikia jos laukti, ji jau prasidėjo. Be abejo, netilpo jokius rėmus, nes jie turėjo savo Dievo karalystės lūkesčių. Ir ne tik jie, ir Jėzaus mokiniai. Jeigu mes skaitome Evangeliją, jie patys skelbė Dievo karalystę, bet ją suvokė iš tiesų pagal judėjų tradiciją. Ir po truputį Jėzus keičia tuos suvokimus, tas teologinės paradigmas. Ir čia yra viena iš tų situacijų, kai lūkestis buvo, kad šventas Mesijas sutryps nusidėjėlius. O štai šitas mokytojas su jais sėdi prie vieno stalo. Jis negali būti Mesijas, nes Mesijas bus šventas. Taip jie įsivaizdavo. Jėzus buvo šventas, bet ne taip, kaip jie įsivaizdavo. Ir iš karto užbėgdamas už akių pasakysiu, kad Jėzaus džiaugsmas ir tas gyvenimo džiaugsmas, kurį jis dovanojo žmonėms, buvo viena ryškiausių jo šventumo charakteristikų. Jo šventumas pasireiškė džiaugsmu. Neapsimestiniu, nedirbtiniu, tikrų džiaugsmu. Ir štai jisai sako tokį palyginimą. Kas iš jūsų turėdamas 100 avių ir vieną iš jų praganęs, nepalieka 99 dykumoje ir neieško pražuvėlės, kol ją suranda. Jie galvoja, iš tiesų, mes taip elgtumėmės. Suradęs apsidžiaugia, dedas ją ant pečių ir grįžęs namo susikviečia bičiulius bei kaimynus ir sako jiem: džiaukitės kartu su manimi, radau savo avį, tą pražuvėlę. Sakau jums, taip danguje bus daugiau džiaugsmo dėl vieno atsiverčiančio nusidėjėlio, negu dėl 99 teisiųjų, kuriems nereikia atsiversti. Aš mėginau džiaugsmą išryškinti šitame tekste, bet dabar skaitau, matau, kad ne viską pažymėjau. Iš tiesų, 3 kartus džiaugsmas minimas šitame pirmame palyginime. Ir be abejo, jisai kontrastuoja su murmėjimu. Fariziejai murma, Jėzus bendrauja, dalyjasi duona su žmonėmis, kuriuos jie laiko nusidėjėliais, o save šventais teisėjais, ir todėl jie murma dėl tokio, jau ką ten mesijo, dėl tokio rabio elgesio. Jie murma, taip negalima. Taip neteisinga. Jis pats yra nusidėjėlis. Ta mes skaitome, pavyzdžiui, Jono Evangelijoje. Ir, žodžiu, jie yra nepatenkinti. Ir Jėzus sako, štai tokia situacija. Ir staiga toj istorijoje, kurią jis pasakojama, jisai sako, džiaugiasi ganytojas suradęs pražuvėlę avį. Ir jis susikviečia kaimynus ir sako, džiaukitės su manimi. Ir tada šuolis nuo žemės į dangų, danguje bus daugiau džiaugsmo. O iš kuris žino, kas ten bus danguje, bet jei jau mes tikim šiandien, kad tai tas, kuris atėjo iš dangaus ir kuris pasakė, niekas nėra užžengęs į dangų, niekas nėra nužengęs iš dangaus, tik žmogaus sūnus. Jis žino, kas kaip
ten yra. Ir jis pradeda kalbėti apie džiaugsmą danguje dėl žmogaus, kuris gręžiasi į Dievą. Šiuo atveju, kuris gręžiasi į Jėzų, sėdasi prie vieno stalo, bendrauja su juo, atsiveria, pasitiki juo. Antras palyginimas iš tiesų yra praktiškai identiškas, tik tai čia jau moteris, arba kuri moteris turėdama 10 drachmų ir vieną pametusi neužsidega žibinto, nešluoja namų ir rūpestingai neieško, kol randa. Radusi, ji susikviečia bičiules bei kaimynės ir sako: džiaukitės su manimi. Ir vėl aš nepažymėjau šito. Džiaukitės su manimi. Jinai nenori viena džiaugtis. Jinai nori tuo džiaugsmu pasidalyti su savo draugėmis. Radau drachmą, kurią buvau pametusi. Sakau jums, taip Dievo angelų akivaizdoje kyla džiaugsmas dėl vieno atsiverčiančio nusidėjėlio. Na ir štai mes priartėjame jau prie labai biblistų diskutuotos, plačiai aptariamos temos nes pirmu atveju yra pasakoma, kad ten kyla, reiškia, danguje bus džiaugsmas dėl atsiverčiančio nusidėjėlio. O čia pasakoma truputį kitaip. Dievo angelų akivaizdoje kyla džiaugsmas. Dievo angelų akivaizdoje. Beje, jeigu jūs skaitote Kavaliausko vertimą, jūs perskaitysite kitaip, kad taip džiaugiasi Dievo angelai danguje. Taip džiaugiasi Dievo angelai. Bet graikiškas tekstas sako ką kitą. Jisai sako chara enopion ton angelon. Chara enopion, va tas žodelis enopion akivaizdoje, akyse yra labai svarbus. Todėl, kad jį dažnai sutinkame, pavyzdžiui, Luko 1:19 enopion tu theou. Tai vat, enopion tu theou Dievo akivaizdoj, Dievo akise, jis bus didis Dievo akise. Nebijokite, jūs vertesni už žvirblius. Daug kartų Dievo akise jūs vertesni už tą žvirblį. Dievo akivaizdoj, Dievo akise. Šita frazė yra įprasta. O štai angelų akivaizdoje yra jau kažkas naujo, kažkas nematyto, kažkas negirdėto. Ir čia biblistai suklūsta ir tada užduoda klausimą, kurį ir mes užduokime savo. O kokį džiaugsmą numano Lukas? Apie kokį džiaugsmą jisai kalba? Jeigu mes skaitome enopion ton angelon, tai vieni sako džiaugsmas tarp angelų. Šitą frazę ne tik galim sakyti, kad akivaizdoje, bet susirinkę angelai tarp jų. Nors paprastai tada vartojamas kitas prielinksnis ir gali būti kažkokiame tai kontekste tokia ryškia, kad tai džiaugsmas tarp angelų kyla, jų akivaizdoje reiškia, tarp jų. Bet čia tik tai dalis teologų, kurie taip galvoja, taip aiškina šitą tekstą. Aš apmąstęs priėjau prie išvados, kad danguje gali kilti, reiškia, Dievo angelų akivaizdoje praeitų kartų
teisiųjų džiaugsmas, nes jie ten yra ir kai jie mato, kad dabar atsiverčia žemėje nusidėjėlis, jie pradeda džiaugtis. Ne? Čia spėjimas, kuris, vėlgi bibliškai pagrindžiamas. Bet greičiausiai ir labiausiai tikėtina versija šitos frazės yra štai tokia: angelų akivaizdoje džiaugiasi pats Dievas. Kodėl? Nagi todėl, kad pirmi du palyginimai jau mums piešia tokį vaizdą. Ganytojas ieško pražuvėlės avies. Šeimininkė ieško pamestos drachmos. Ir vienas ir kita kviečia bičiulius ir bičiules džiaugtis drauge. Taigi visų pirma džiaugiasi ganytojas, džiaugiasi šeimininkė. Na ir tada, kalbant jau apie šeimininką, pasakoma taip, Dievo angelų akivaizdoje kyla džiaugsmas. Kas džiaugiasi, nepasakoma, bet žiūrint į pirmus du palyginimus, nuosekliai Dievas. Nes tie bičiuliai, tos draugės, kaimynai, tai labiau tinka kam? Būtent angelams, gal šventiesiems esantiems danguje. Bet yra dar vienas asmuo, kuris nutylimas, bet kurio džiaugsmas yra numanomas. Taip džiaugiasi Dievas dėl atsiverčiančio, dėl atgailaujančio žmogaus, dėl širdies, kuri gręžiasi į jį, dėl sielos, kuri atsiveria Kristui. Džiaugiasi Dievas. Ir jeigu, ir tos dabar žemiškos istorijos, jos kalba apie nuoširdų džiaugsmą, apie tikrą, atrodo, nebuvo jau vilčių rasti tos avies, bet jinai ėmė ir atsirado. Galiausiai, kai jau buvo prarastos visos viltis, ją atrado ir koks džiaugsmas yra, kaip liūdna pamesti pinigus. Kaip liūdna, jeigu kam yra tekę, o daug kam yra tekę, pamesti ir didesnė suma ar visą piniginę. Ir koks džiaugsmas, jeigu ji atsiranda. Kaip norisi tuo džiaugsmu dalyti suradusiu, radybų, ar ne, ir panašiai. Tai yra antiek žemiška, žmogiška, ir Jėzus tą žemišką, žmogišką perkelia į dangišką, suteikia tą, dimensiją anapus. Ir sako, štai ten džiaugiasi Tėvas. Ir trečias palyginimas yra būtent apie tėvą. Ir jūs žinot, jeigu ne, skaitykit Luko 15 skyrių patys. Ir nuo iš tiesų vidurio 15 ar panašiai eilutės, Jėzus sako, tėvas turėjo 2 sūnus. Jaunėlis paprašė savos dalies ir iškeliavo. Jis iššvaistė turtą, prisiglaudė pas tos šalies gyventoją ir, skurdo norėjo pilvą bent ankštimis prikimšti. Tai buvo kiaulių pašaras. Bet tada jis ėmė ir sugrįžo į protą, jis atsivertė, jo širdys pasisuko į tėvo namus ir sako, mano tėvo namuose vergai maitinami geriau negu aš čia. Grįšiu pas tėvą, pasakysiu, nusidėjau tau ir dangui, nesu vertas vadintis tavo sūnum, priimk mane bent samdiniu, aš tikrai nuoširdžiai tau tarnausiu. Ir toliau mes matome tėvą, kuris iš tolo pamato
grįžtanti. Va čia yra tas grįžimas į tėvo namus. Žmogaus širdies kelionė pas dangišką į tėvą ir žodžiai atgailos pamatymas savo nuodėmės. Jeigu praeitą kartą aš kalbėjau, kad fariziejų nuodėmė ar rašto mokytojų Izraelyje nuodėmė buvo ta, kad jie sakė, mes regime. Jie nesuvokė savo nuodėmingumo, jie nematė reikalo atgailauti. O štai atskiri žmonės Evangelijose, kaip Zachiejus muitininkas, nes čia prasideda nuo muitininkų, Jėzus valgo su muitininkais, Matas, dar vienas muitininkas, Levijos. Ir, kiti blogos reputacijos moterys, kurios irgi supo Jėzų, visa tai kėlė, pasipiktinimą ir buvo laikoma nuodėmė. Tikrai ne taip, kaip Jėzus laiko nuodėmę. Ir va čia yra tai, kas, jeigu jūs neklausėt praeitos laidelės, būtinai paklausykit ją, nes čia mes tarsi žengėme dar vieną žingsnį į priekį ir pamatome tą sūnų palaidūną atgailaujantį, tėvas jį pamato iš tolo, bėga pas jį, tėvas pas sūnų apkabina, o tada tarnams sako, iš tiesų aš čia jau turiu tą ir išrašęs, po to, kai sūnus pasako, kad nebesu vertas vadintis tavo sūnumi. Tėvas tarė vergams, greičiau atneškite geriausią drabužį, apvilkite jį, užmaukite jam ant rankos žiedą ir apaukite sandalais kojas, atveskite nupenėtą veršį ir papjaukite. Valgykime ir linksminkimės, nes šitas mano sūnus buvo miręs ir atgijo, buvo pražuvęs ir atsirado, ir jie ėmė linksmintis. Ir žodis valgykime mus vėl susieja su situacija, kurioje skamba šitie žodžiai. Jie murmėjo, kad Jėzus valgo su nusidėliais. Ir tame valgyme matomai buvo tam tikra atmosfera bičiuliška, atvirumo, džiaugsmo, neteismo, rungtyniavimo, bet nuolankių žmonių, kurie supranta, jog jiems reikalingas išgelbėjimas, Dievo gailestingumas, kad be jo jie yra tos avys pražuvėlės. Štai šita atmosfera buvo visai priešinga tai kitai, kuri viešpatavo tarp šventųjų kabutės. Ir deja, ir šiandien tarp šventųjų dažniausiai yra ta teismo atmosfera. Yra tas, nuodėmių skaičiavimas. Aš buvau pritrenktas, kaip sužinojau, kad mano nuodėmė padaryta prieš 10 metų yra vis dar minima, skaičiuojama, jinai primenam. Bet nuodėmių skaičiuotojai niekada nebus, džiaugsmo pilni. Kaip tu gali, griežti dantį ant žmogaus, kuris prieš 10 metų kažką padarė. Jėzus Petrą mokos, atsakydamas į jo klausimą, kiek kartų turiu atleisti savo broliui, ar 7 kartus per dieną, sako nesakau tau 7 kart 7, arba 7 kart 77, žodžiu, neklaus kiek kartų, kiek reikės, tiek atleisk, kasdieną. O jeigu tu skaičiuoji tas nuodėmes ten,
kažkas su tavo žvilgsniu netvarkoja, kažkas su tavo teologija netvarkoja. Joje trūksta džiaugsmo Dievo, kuris atleidžia mums mūsų kaltes ir nuodėmes, kuris apglėbia kiekvieną iš mūsų, jei tik mes pas jį grįžtame. Tada gaunasi tas, kad geriau, kad negrįžtų tie žmonės. Geriau jie gyventų, nesikišk į bažnyčios reikalus, tu nusidėjėlė. Santykis, ar ne? Santykis. Mes kalbam apie santykį. O ne tai, kad, visi mes klydome. Vieni vienur, kiti kitur, vieni daugiau, kiti mažiau. Visų mūsų pasigailėjo. Todėl jam vienam garbė. Todėl mes, broliai ir sesės, mes galim draugauti. Aš atleidžiu, nes man buvo atleista. Aš dalyvauju, nes tėvas mane apglėbė ir apdovanojo ir žiedu, ir drabužiu. Senajame testamente drabužis yra, tarnystės pašaukimo simbolis. Ar ne, krenta pranašo apsiaustas ir jo mokinys jį pagrebė. Elio apsiaustą pasiema Eliziejus, kuris tęsia jo misiją. Ar ne? Kokia atmosfera turi būti tikėjimo bendruomenėse. Bet ten turi būti gyvas džiaugsmo Dievas. Štai kaip mes, nuėjom. Bet tada ateina vyresnysis sūnus ir pradeda priekaištauti tėvui. Tėve, taip neteisinga, tu iškėlei didžiausias vaišes. Štai šitam tavo sūnui, kuris su kekšėmis praleido tavo turtą. O man tu nedavei nei ožiuko su draugais pasilinksminti, aš tiek metų tau tarnauju. Žiūrėkim, surūgęs veidas, surūgęs, pagieža, atleidimo stoka, broliui neatleista, brolis toliau niekinamas, nenorima jo matyti, tik ne šituose namuose. Tau čia ne vieta. Tu raupsais aptekęs, tu nuodėmiai gyveni. Va šitas santykis, kaip įdomu, kad jisai iš judaizmo perėjo į bažnyčią. Ir bendruomenėse jis labai gyvas iš tiesų. Labai gyvas. Ir aš čia galėčiau dar bandyti, plėsti tą mintį, bet galbūt, reikia sustoti, aš palieku jums patiems. Kodėl? Kodėl taip lengva tapti tuo vyresniuoju sūnum, sunkiai triūsinčiu bažnyčioje, tarnavime, tėvo laukuose, bet taip sunku, pasidžiaugti muitininkų, tai yra mokesčių rinkėjų kompanijoje. Nes reikia laikyti tą šventumo išoriškai sukurtą kaukę, tu negali būti tikras žmogus, tu negali būti tikras. O kai mes netikri, kokią ten evangeliją mes skelbiam, apie kokį Dievą mes galim šnekėti ir apie kokią brandą iš viso kalba eina. Tai va čia yra be galo didelis šūkis, aš nemetu to, tik tai, kitiems, bet ir savo. Prisimindamas, kad Galatams, užrašęs dvasios derlių, apaštalas sako, dvasios derlius yra džiaugsmas. Pradeda jis nuo džiaugsmo, o Filipiečiams laiške, sakau jums, broliai, džiaukitės ir dar kartą džiaukitės, man tai rašyti nesunku. Ir vėl sakau, džiaukitės. Džiaugtis ir tikintys kaip džiaugsmo,
tarpininkai, kurie džiūgauja dangaus džiaugsmu ir spinduliuoja tą džiaugsmą. Toks yra prabudimas, jis uždega širdis, jis paliečia žmogų, bet drauge ir veda į atgailą. Dūžta susikurti imidžai, stabai, kaukės, ateina tikrumas, tikrovė, gyvenimas. Sūnau, tu visuomet su manimi, sako tėvas, ir visa, kas mano, yra tavo, bet reikėjo linksmintis ir džiaugtis, nes šitas tavo brolis buvo miręs ir atgijo, buvo pražuvęs ir atsirado. Na ir akivaizdu, kad tas vyresnysis sūnus yra tie fariziejai, pirma paminėti skyriaus pradžioje ir pačiam skyriaus gale mes išgirstam atsakymą, jūs turėtumėte džiaugtis, jūs turėtumėte prisijungti prie šito stalo. O tas vyresnysis, pasakyta, jis nenorėjo eiti namo. Jis turi priekaištų tėvui, kuris džiaugiasi, ir jis nenori kelti kojos į namus, kuriuose yra vietos nusidėjėliams. Jis įsitikinęs, kad tėvo namai tai yra šventųjų namai. Tai tiesa, tik tai šventumas yra klaidingai suvokiamas, kaip ir Dievas klaidingai suvokiamas. Va, įsivaizduoti tą tėvą, kuris džiaugiasi angelų akivaizdoj. Va štai čia yra mums tikra pagalba, nes tada, jeigu mes medituosime, įsisavinsime tokį Dievo paveikslą, jis džiaugiasi dėl manęs ir dėl kitų, kai aš jam atsiveriu, kai aš nesislepiu nuo jo, kai aš grįžtu pas jį. O kam nereikia pas jį grįžti? Na va, vyresniam sūnui, kuris tiek metų jo namuose, bet staiga gale pasirodo, kad ir jam reikia grįžti, ir jo grįžimas yra sunkesnis. Nes vienas save kaltina, o kitas kaltina tėvą. Koks tu tėvas, koks tu šventumo Dievas? Jeigu tai šventumo Dievas, kaip suprasti šitos šokius, šitą muziką? Labai įdomi istorija užrašyta antroje Samuelio knygoje, 6 skyriuje, kai karalius Dovydas parsigabena sandoros skrynią į Jeruzalę, į savo namus, į Dovydo namus keliauja skrynia ir karalius eina ir šoka iš visų jėgų. Paskaitykit 2 Samuelio 6 skyrių. Ir štai jo žmona Mikalė, su kuria Dovydui santuoka nebuvo laiminga. Skaitykit visą istoriją apie Dovydą ir Mikalę ir pamatysite. Jis mylėjo Mikalę, bet Mikalė padėjo jam vienu atveju, bet visgi jinai buvo Sauliaus duktė. Ir niekaip jie nesusišnekėdavo. Ir štai prieina Mikalė ir sako, ar karalius taip save pažemino savo tarnų, tarnaičių akise. Kaip tu leidai savo šokti, savo džiaugtis, savo linksmintis. Vėlgi jos karaliaus, dievoto karaliaus portretas neturi savyje džiaugsmo charakteristikos.
Todėl, kai jinai pamato savo vyrą, kuris yra karalius, besidžiaugianti, liaudės akyse, reiškia, prastuomenės, kitų izraelito akyse jinai nebegali, jinai ateina ir priekaištauja Dovydą. Kaip tu taip galėjai? Į ką Dovydas atsako, ašgi prieš viešpatį džiaugiausi, bet žmonių akyse, kuriuos tu paminėjai, ir tų tarnaičių akyse, aš būsiu gerbiamas. Aš būsiu gerbiamas. Ir po to, metraštininkas pasako, Mikalė liko be vaikų visą gyvenimą. Štai tokia istorija prisimena, baigiant skaityti Luko 15 skyrių, ir galvojant apie tą vyresnį sūnų, kuris priekaištauja tėvui, kuris yra Dievo įvaizdis. Ir supranti, kad tas dvasingumas, sakykime, judėjų, fariziejų, jis buvo nevaisingas, jis nesusilaukė vaisiaus. O štai džiaugsmo Kristus, džiaugsmo Dievas po šiai dienai neša vaisius, pavydėtinimus vaisius žmonių gyvenime, nes mes sukurti gyvenimui, kuriame džiaugsmas ne tai, kad gali būti, jis neišvengiamas. Jis yra gyvenimo dalis ir nemaža turėtų būti, bet didelė gyvenimo dalis. Jūs matot, kaip mums trukdo teologinės paradigmos, kurias mums įkalė. Taip, aš žinau, kad yra tokių, sakykime, valios pastangom džiaugtis, tokių bergždžių pastangų dabar suorganizuoti džiaugsmą. Ir kartais, tai iš tiesų vėl atsisuka į priešingą pusę ir formuojama tokia džiaugsmo religija. Bet pats džiaugsmas jau, suvokiama. Tik paskaitykite, yra džiaugsmo terapijos, yra džiaugsmo ar ten juoko joga. Reiškia, džiaugsmas padeda lieknėti, džiaugsmas, reiškia, yra naudingas tavo sveikatai. Bet, reiškia, nekalbama apie šaltinį Dievo, bet jau kalbama apie pasiekmes, kad džiaugsmas yra pozityvus reiškinys, bet kaip dabar tą džiaugsmą mums sugaminti? Va čia yra jau kitas klausimas. Ateiti pas Kristų, kuris yra džiaugsmo šaltinis, išgelbėjimas. Pranašas Izaijas sako, su džiaugsmu semsite iš išgelbėjimo šulinių arba išgelbėjimo šaltinių, su džiaugsmas. Džiaugsmas. Apie džiaugsmą daug galima būtų. Dabar mes tiesiog pamėginom parodyti, kad džiaugsmo Dievas yra labai biblinio Dievo portretas. Tai ne visa tame portrete, bet tai ryški savybė, kuri ypatingai tampa svarbi, kai susitinkama su žmogum. Su kokiu santykiu Dievas laukia žmogaus. Ne su tuo, kad aš tave, pasmerksiu, nubausiu, aš tavo nuodėmės išieškosiu, aš tavo skolas, reiškia, bet jis laukia, jei tik tu krustelsi mano pusėn, tavo širdis tik sujudės, aš tave apkabinsiu, pabučiuosiu, aš tave aprengsiu, aš sukelsiu tau pokylį
Ir, kaip žadėjau, dabar jau Senojo testamento pranašai sako Izraeliui, bet čia mes matome tą džiaugsmo Dievą, sako, krikštauk iš džiaugsmo Siono dukterie, šauk Izraelį, visa širdim džiaukis ir džiūgauk dukterie Jeruzalė, viešpats panaikino tavo nuosprendį, pašalino tavo priešus, viešpats Izraelio karalius yra su tavimi, tau nebereikės bijoti piktą. Štai kokia priežastis džiaugtis, tavo nuodėmės atleistos, tavo nuosprendis, blogas, nuosprendis panaikintas, tavo kaltė ištrinta. Krikštauk iš džiaugsmo visa širdimi, džiaukis kaip karalius Dovydas, kuris gabeno ką sandoros skrynia. Sandoros skrynia yra šventumo vieta, šventų švenčiausioje jinai stovėjo. Ir karalius supranta, kad Dievo akivaizdoje ir Dievo angelų akivaizdoje kyla džiaugsmas ir jis džiaugiasi. Cherubai dengė palapinėje sandoros skrynę, angelai, ir štai karalius, kuris yra Mesijo įvaizdis, džiaugiasi šalia tos sandoros skrynios. Kodėl? Todėl, kad jis teisingai suvokia savo Dievą. Nes, žiūrėkim, skaitom toliau, viešpats tavo Dievas esantis tavyje yra galingas, jis išgelbės, jis džiaugsis tavimi, atgaivins tave savo meilę ir džiūgaus dėl tavęs giedodamas. Na čia tai jau karūna, karaliaus karūna. Pats karalius, visatos sutvėrėjas, viešpačių viešpats, Dievas, šventas, 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 švenčiausias, jis džiūgaus dėl mūsų giedodamas. Štai kodėl karalius Dovydas buvo žmogus pagal Dievo širdį. Štai kodėl jie tokie artimi. Tas, Mesijo įvaizdis Dovydas, Kristus, dangiškasis tėvas. Ir kokie tolimi fariziejai šitam Dievui ir apskritai, šventam gyvenimui. Ne tie nusidėjėliai, kuriais jie piktinosi ir ant kurių jie murmėjo, gyveno nuodėmėje. Tai jie gyveno nuodėmėje, nes jie sakė, mes regime ir toliau murmame, toliau teisėme, toliau esame pasiaukštinę. Ten neatsitinka taip su mumis, ten nepakliūname mes į jų vietą. Tai Dievas padeda mums būti nuolankiais. Čia mes skaitėme iš pranašo Sofonijo ir paskaitykit šitą pranašą. Jis kalba apie tai, kad nuolankus žmonės tai paveldės. Kaip Jėzus, romieji paveldės žemę. Nuolankus, dėl nuolankumo tai vyks. O išdidus priešingai, jie verks. Ir va čia Sofonija ir Lukas savo evangelijai perteikia iš tiesų būtent tą patį Dievo portretą ir tą naują paradigmą, kuri, kaip matom, nėra visai nauja. Džiaugsmo Dievas yra Senojo testamento Dievas. Ir ne tik Sofonija rašo, baikime Izaijų, kuris užrašė štai tokius žodžius, kaip tuoktųsi vaikinas su mergele, taip tavo statytojas susituoks su tavim, kaip nuotaka džiaugiasi jaunikis, taip tavimi džiaugsis tavo Dievas. Štai koks gyvenimas, štai koks mūsų Dievas, štai kaip gera su juo gyventi. Tik svarbu nuo jo neužsidaryti,
nuo jo nesislėpti, būti atviram prieš jį, na ir su kitais. Iki kitų kartų, mėlyjei, sudie. Čia gyvenimo pradžia, kai vėl klaupiuos prie tavo kojų, palikusi prekyvietei aistras ir nerimą. Iš savo lūpų į mano širdį, iš savo lūpų į mano širdį, iš savo lūpų į mano širdį, iš savo lūpų į mano širdį kalbėk, kalbėk. Iš savo lūpų į mano širdį, iš savo lūpų į mano širdį kalbėk.